Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Maratonas visų šitų švenčių jau į pabaigą, liko dar viena šventė, tokia ne visai šventė, tas vadinami senieji, bet visgi naujieji metai, bet savivaldybė jau įeina į savo vėžes, pilnai išeiginės baigėsi, reikia grįžti prie darbų, ypač tokių, kaip prasidėjo tikrai graži žiema ir ji neša ne tik tai grožį, ne tik tai tą malonumą pasivaikščioti, malonumą paslidinėti, bet ir labai daug darbo, kada reikia išvalyti miestą nuo sniego, sutvarkyti šaligatvius, nuvalyti kelius ir taip toliau. Ir čia darome viską, kad būtų maksimaliai greitai pasiektas rezultatas, maksimaliai kokybiškai ir susitikimo metu su aplinkos tvarkymo skyriumi specialistais bendravau, kuo mes galime padėti. Jokių būdų ne kažkokiais tai pyktis, kad kažką daro ne taip. Žmonės dirba tiek tik įmanoma, stengiasi, daro labai sunkų darbą ir pokalbio metu buvo kalbėta, kuo mes dar galime padėti. Tai buvo nutarta pasirašyti sutartis, preliminarias sutartis su įmonėmis, kurios turi tam tikrą techniką, galbūt netiksliai sniegui valyti, bet yra ir tie mini traktoriai, kurie turi kaušus, kurie gali reikalui esant padėti valyti sniegą, jeigu nesusitvarko mūsų turimą techniką, jeigu nepakankama kiekį žmonių turime, tai tokios sutartys tikrai labai padėtų. Na ir kalbėjome ir apie kiemus, kurie jau yra sutvarkyti, kurie artimiausiu metu bus sutvarkyti, taip kad tikrai žmonės daro viską, ką gali ir labai kartais tenka apgailestauti, kada vietoj supratimo gauname kažkokius įdomius klipus, kada žmonės su negale atseit atvažiuoja su savo kastuvais, bando išsivalyti konkrečiai vieną tik tai vietą, nors šalia galima buvo pasistatyti ir automobilį, galima buvo privažiuoti iki pat savivaldybės. Ir tai yra žinoma tiems žmonėms ir pasinaudoti tais nuvalytais takeliais, kurie jau yra nuvalyti. Tačiau reikia atsiprašyti už tai, kad deja taip yra, kad iškart vienu metu ir visko sutvarkyti neįmanoma ir kažkur dar metrą reikėjo traktoriui pravažiuoti ir būtų jau tinkamai nuvalytas, bet irgi žmonės, kurie dirbo, galbūt nespėjo, galbūt nepasižiūrėjo tam tikrą ženklą ir situacija tokia. Ir vietoj to, kad iš tikrųjų ar paskambinti, ar pranešti, kad čia nepatogu, gal dar atkreipti dėmesį, tuoj pat darom kažkokius reportažus ir džiaugiamės, kad kažką parodėm, nors šalia rodom sutvarkytą kiemą, sutvarkytą stovėjimo aikšteles ir taip toliau. Taigi, noriu tiesiog paprašyti ir supratimo, kad žiema yra tikrai sunkus periodas nuo sniego valymo ir reikia visiems bendrai ne tik supratimo, bet kartais ir tiesiog informacijos pateikimo, kad būtų miestas dar gražesnis, dar geriau sutvarkytas, nei jau yra sutvarkytas. Aišku, šią savaitę jau pradėjau bendrauti su mūsų biudžetinių įstaigų vadovais apie būsimą 26 metų biudžetą. Yra pristatomas, kaip mes jį matome, išklausome, kokios yra pagrindiniai poreikiai dėl būsimo biudžeto ir bandome surasti kompromisus, nes niekam nepaslaptis, kokį beturėtume biudžetą, visada kažkur jo trūksta. Taigi jau ruošiamės vasario mėnesio tarybai, kur bus tvirtinamas pagrindinis finansinis dokumentas metų, tai yra metų biudžetas. O dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos jau šią savaitę po visų švenčių, kaip minėjau, jau gavau.
Mūsų 9 aukštų pastato šiukšlių latakas užsikimšęs dėl perpildytų konteinerių. Jie surenka šiukšles kartą per savaitę, o visas pastatas dvokia. Kas bus vasarą? Na, matot, kada neturiu adreso, tai negaliu pasufleruoti arba pasakyti, į kokį administratorių kreiptis, bet primenu, kad ir šiukšlių tas latakas, ar kaip čia tas vamzdis, jis priklauso namui, ir pats konteineris namui priklauso, ir namas, kuris naudojasi šiukšlių latakų, jis turi sudaryti sutartį su vežėju, kuris paims tą konteinerį. Todėl reikia kreiptis į administratorių namo, kas jis bebūtų, ir pasižiūrėti, kokios sutarties sąlygos. Galbūt reikia dažnį išvežimo ir padidinti. Kur trečiajame mikrorajone yra žadėtas kalniukas? Girdėjau, kad jis net neskirtas rogutėms. Na, čia daug kas ką kalba, bet kalniukas tikrai skirtas ir rogutėms, ir slidėms, ir vaikams, kurie džiaugsis ir čiuožinės tuo kalnu. Deja, dėl tikrai visos eilės trikdžių jis dar neužbaigtas, bet kai jis bus pabaigtas, tikrai jis tam ir bus skirtas, kad vaikai, žmonės, kurie norės pasidžiaugti kalnu, jo galės. Tai galės padaryti. Dėl gausaus sniego kiemai tapo nepravažiuojami. Jei nepakanka kiemsargių, turime jų samdyti daugiau. Vietoje dabar dirbančių meistrų arba leisti meistrams pavaduoti kiemsargius ligos ir atostogų metu. Tai jau minėjau, kad tam posėdėje, kurį buvau pasikvietęs pasikalbėti su aplinkos tvarkymo specialistais, kaip tą geriau daryti, apie tai irgi kalbėjom. Tai tie klausimai tikrai sprendžiami, jeigu trūksta, tai niekas netrukdo tikrai samdyti ir daugiau žmonių, tačiau noriu pasakyti, ir su žmonėmis nėra taip viskas paprasta, kad daviau skelbimą ir čia jų tikrai bus daug. Deja, bet tokį sunkų darbą norinčių dirbti irgi daug neatsiranda. Kodėl vietos valdžia neperka ligoniniai magnetinio rezonanso tomografo aparatų, kad Visagino gyventojams nereikėtų važinėti į kitus miestus? Na, čia yra visas kompleksas, sakykime, klausimų, tai noriu tiesiog informuoti, kad jau vyksta pirkimas ir artimiausiu metu atsiras kompiuterinis tomografas, kuris bus atnaujintas ir mūsų ligoninėje veiks ir bus tikrai vienas iš naujausių. Taip pat ir kalbama ir apie magnetinio rezonanso aparatą. Ir klausimas ne visada yra tik finansinis, nors tai yra labai brangus pirkiniai, tačiau dar ir reikia, kadangi mes esame ligoninė, mūsų priklauso savivaldybei, tai yra nekomercinė, todėl reikia gauti iš Sveikatos apsaugos ministerijos leidimus įsigyti tokio lygio aparatus. Taigi derybos vyksta ir tikiuosi, kad kompiuterinis tomografas jau pačiu artimiausiu metu bus atnaujintas ir bus naujas. Dėl magnetinio rezonanso aparato taip pat derybos vyksta. Pastatas Vilties gatvėje 3 ir toliau nyksta, gadina miesto vaizdą, ar planuojama jį nugriauti ar rekonstruoti. Na, deja, tikrai skausmingas klausimas ir tas visas pastatas vis dar stovi. Ir stovi tik dėl to, kad žmonės, kurie lyg ir deklaruoja, kad jie kovoja už mūsų miestą, tačiau aš manau, kad daro didelę žalą, skųsdami nuolat bet kokį sprendimą į teismą. Teismai vyksta ir šiuo metu paskutinis teismas, kuris pripažino, kad taryba priėmė teisėtą sprendimą dėl to, kad tas pastatas yra nereikalingas mūsų savivaldybei. Teismas priėmė sprendimą, kad viskas yra gerai. Tačiau ir šį sprendimą vėl, prie paskutinę pačią dieną jo įsigaliojimo, vėl buvo mūsų tie
aktyvūs žmonės vėl apskundė ir vėl viskas stovi, laukiam dar teismo sprendimo. Ir gaila ir apgailestauju dėl to, kad ir buvo ir finansai, ir rastumėm finansų sutvarkyti teritoriją, kad ji taptų graži, kad ji būtų patogi. Tačiau tokiais veiksmais viskas yra stabdoma. Ir gaila, kad net tai atsiliepia ir į Vilties 1, kuriame jau yra įsikūręs ir seniorų klubas, ir veteranų klubas, ir statybininkų klubas. Ir ten žmonės taip pat mato nesuremontuotą salę, bėgantį stogą ir taip toliau. Tačiau tokiais veiksmais, skųsdami Vilties 3, kadangi tai yra kompleksas, tai skundžiasi viskas ir net tokiais veiksmais daroma žala ir daromas sustabdymas projektų, kur jau seniai buvo galima susiremontuoti Vilties 1 pilnai ir žmonės jau dabar džiaugtųsi sutvarkytą pastatą. Mačiau, kaip traktorius važiavo per mūsų kiemą pakeltų kaušų. Ar taip yra todėl, kad kiemas pilnas transporto priemonių, ar dėl neatsakingo požiūrio į darbą? Žinot, aš šypsausi, kadangi aš tiesiog nežinau, koks traktorius, kur važiavo, kokių pakeltų kaušų. Galbūt dėl to, kad automobilių daug, galbūt ir dėl neatsakingo darbo, galbūt ir dėl to, kad tas traktorius visiškai su stiego valymu nieko bendro neturi. Galbūt ir turi, bet važiavo su tam tikrų tikslų, kad ar apsisukti ar dar kažką, tiesiog nežinau. Nes gali būti ir taip, kad traktorius statybinės, rangovinės organizacijos, kuris išvažiavo dirbti savo darbą ir jisai neatsakingas už to kiemo valymą ir todėl jisai važiavo. Taip kad atsakymas nežinau. Kaune ir kituose miestuose gyventojai privalo patys valyti savo kiemus. Galbūt Visaginas, kur kiemų valymo kokybė visada kelia gyventojų susirūpinimą, turėtų perimti šį pavyzdį. Žinot, labai geras pasiūlymas, aš žinau tai, kad vienas iš būdų, tai tiesiog, kaip ir kitose savivaldybėse, yra tiesiog nevalyti ir duoti atsakomybę gyventojams ir matyti ypač tiems, kurie stebi iš šilto buto per langą, kaip ten darbuotojas neteisingai valo, galbūt jie galėtų tikrai pavalyti patys žymiai geriau, žymiai kokybiškiau. Ir gal tada tokie komentarai būtų tokie, sakyčiau, sumažinti, arba jų visiškai neliktų. Tačiau tik užduokime klausimą, ar tikrai to norėsime. Ar tikrai taip jau būsite patenkinti, jeigu reikės patiems viską susitvarkyti. Bet aš tokį sprendimą tikrai palaikyčiau. Taigi, tiek tų klausimų buvo. Žinot, dabar stebiu, koks tas mūsų oras, vėl pusto, vėl daug sniego, bet aš tikiu, susitvarkysim ir su šituo sniegu. Čia tokia žiema, kokia jinai dabar atėjus, ir dar į priekį matau, kokia temperatūra mūsų laukia. Tai pagaliau atėjo ta tikroji, gražioji žiema. Tai, kad reikia save saugoti, reikia pasistengti, nepaslysti, reikia suprasti ir atjausti netgi tuos, kurie dirba ir labai anksti ryte, ir vėlai vakare, ir tvarko šaligatvius, barsto juos, kasa nuo sniego. Jeigu visi džiaugsimės, padėsime vieni kitiems, viskas pas mus bus gerai.